O dar priminsiu, kad yra paskelbta 17-mečių privaloma karinė registracija, jų privalomas medicininis tikrinimas ir nuo kitų metų paskelbta, kad studentai neatleidžiami nuo karinės prievolės. Kadangi vyksta tokie dalykai, jau ir prašnekta apie merginų karo prievolę, aš noriu tiesiai šviesiai paklausti antrą klausimą. Jūs planuojat karo veiksmus čia, Lietuvoje? Jūs ten lankotės Ukrainoje? Ką jūs nesuvokėt? Ką reiškia šiuolaikinis karas? Kad jūsų pareiga išvengti karo? Vienas su sveiku protu matyt nelabai susitariantis Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Jeglinskas ką tik ištarė, kad dar betrūksta tik mums, reikia turėti branduolinius ginklus. O tai tada atgrasysim Rusiją. O tai Jeglinskai, tai Rusija turi ar neturi branduolinius ginklus? Tai jie jau atsigrasė nuo jūsų. Kiek jūs šitos kliedesius transliuosit Lietuvos žmonėm ir kiek jūs gąsdinsit? Gitanai Nausėda, kur jūs ruošiatės nuplauti 10-11 milijardų? Ir dar skubiai. Tai čia paskutintoji, suprantat, jūs ruošiatės bėgti iš Lietuvos.